Sveiki, sugrįžę į vlogą. Melaučioje, sakyčiau, seniai nesimatėm, filmuoju tom patį dainą, tiesiog antrą dalį, nes iš tų, kur uždavėt klausimų, nemaža buvau susijusi su ateities planais, ką kartočiau, ko nekartočiau, kokios klaidos, finansiniai klausimai ir taip toliau. Tai aš nusprendžiau, kad nusiatskirsiu ir padarysiu naują vlogą. Tai šiandien aš noriu aptarti, kaip ir minėjau, tus visus klausimus, tai varom prie pirmai. Pirmas ir kuo nebeauginčiau, ir čia jau preit kartą pabumbėjau apie maktiolas. Bet žinok, čia dar ne viskas. Papildiu sąrašą, ko auginčiau ir kitas metas kartuosiu, aš nesusirašęs, kartuosiu šauktukas. Aš čia net pasirašęs skudį. Okei, tai nu tai ir pradėkim, gal aš kažko prie tom vlogį nepaminėjau. Žaveiniai, kudė kartuos. Užauk pirmai ir pats paskutinė lyg žydėti, labai ilg sezons, daug žaidų. Atsimenat, kad ten kam priklauso man trūta kategorija. Laikymas po nuskinėjim ir vidutinis, bet ką pasakiau, kadangi tai ir neveina žaidą, o žaidyno struktūra, tai ką pačio peržydų, viskas jie neviršų ir labai gražu. Koks veislis aš auginau Apple Blossom. Nežinau, ar man patek, nes man atrodo, turi geltoną atspalvį ir buvo labai smulki kotelė. Tada Costa Summer Lavanda. Ta veislė tobula, labai brangi sieklas, labai maža daigiokų, bet verta ir aš prisirinkau sieklų, bet nežinau, man atrodo, nei kryžmadulkė, tai nežinau, kas gausias. Ir Costa Summer White labai mažai išgyvena daigiokų, matyt, sudegino šiltnamį. Fainiau žyvinė, kurį toks tuoras steiba ir nei labai litas kleidas, bet kaip gražiai atrodo. O antra gilė, šlamučiai, paprasto auginti, daug žiedų surašiau, tink sausom ir šviežiom pokštė, irgi paskutinis nužyti, vadins nebei šalnų. Ir laikus ilga, tobul. Tik sakau, ne vis mėgstam tokią traškis, nes jie tokie kaip traškučiai ir kartais atrodo tokie kaip kažkas man pasakė, o čia dirbtinis gėlis. Zinijas, akcentinis augalas, man tokia mini jurginiukas, laikos vidutiniška, kaip kuri veislė ir kaip kokio stadijo nuskinta. Fainė, kad ten kam, tai vadins atžel bijo šalčio. Zinijas buvo pirmas augalas, kuris man nušala ir aš net nežinau, ką buvo šalnų to naktį. Aš nuvariau, žiūr, zinijas vis jauts. O Jurgina buvo sveiki, kosmijai sveikas, tai jautriausia reagon. Aš bandysiu iškuoti daugiau zinijų iš profesionalių, ten tų, kur mažiau sieklų, kitas metas. Bet, žodžiu, padarysim atskirą vlogą, ko aš ten prisipirkau ir ko aš prisirinkau savo sieklų. Kosmėjos, toks kaip ir minus, kad vėlyvas gan, bet gal tik monte apgavos. Labai lengvo motorų pokštės ir kokių gražių veislių ir ne tik tos baltas ar bordo. Šiaip ir bordo labai gražiai atrodo pokštės, tik suodri. Žodžiu, įdės nuotraukėlis ir pavadinimus, nes aš čia pat išsirašyti pat nesuprantu. Minus, kad trumpai laikos. Toliau, Jurgina, fainė, kad akcentinis, tu ką jau įdedi pokštį, bent vien Jurginų žmogų atrodo, čia tai pokštį. Vislos ta prasme, kad įdėjau, pasodinau vein bulvelį ir daug augalų tiesiog tik prisidaugiant, kad kitas metas iš to veino augalą aš turiu 10 tokių pat. Aišku, kuriai nepateik palikau dervo, supūkit jūs galvoje. Aišku, negera, nes bus užkratas jau ten. Laikosi vidutinišką priklausant nuveislės. Burnuočiai. Laikosi ilgai. Fainė, kad ons gali susidžiovinti ir šviežios pokštės naudoti ir toks kabantis akcentas. Labai fainė tokia atrodo. Lyg būčiau dizainerė labai, kad aš įdėsiu ton burnuoti. Ir aukštį, tai turėtų minį, kad jiem reikia veitą parinkti, kad neužstot kitiem giliem. Gan anksti man bent jau, bet aš ant prasidaiginau. Turi tų savo žiedyno ir gan ilgą aš ant skiniau. Toliau, mėtos raudonėliai, kaip fileris. Aš vadinu fileris, aš nežinau, koks nužuoti, aš kažkaip angliškai pasigaus, bet aš nežinau, ar tie vadinas. Tos knygos daug rašo apie tos augalų rūšis ir kas į fainę su raudonėlės ir mėtom, tai pridaud mom pokštį dar labiau kaimiškom ir tuo kvapą. Vis pasiem man tos pokštį, kas šitai kvap? Skau mėtas, wow, su mėtom. Tai iš kitos metas, vienas iš projektų bus pasidaryti daugiamečių kampelį, prieskoninių augalų želdinėlį ir turėti ten ištisą. Kermėkai, dviejų rūšių, buvo tokie Surovnovo kažkokie ir buvo aprikot. Aprikot tai tokie, žinot, kad būna ir floristikos, o Surovnovo aš dar nieko nebuvau, mačiau tokį kirminuką fainę. Tai ir labai pateka, ilgą laikos pokštės, gal tik labai trumps, kažkokius sezonus, aš ant gal skiniau tik tą, kokius 3 savaitės gal tik tą. Sausa ir šviežia tink ir forma faina padar pokštė, nes tiek sudėsit vien tik jurginukus,
Tai gausias ruož pokštį, man taip neįdomu, man taip fainė, kad kažkas tysta, kažkas išplaukia, taip toliau. Visakau, jautus kaip dizainerį, tad tikrai. Celiuozijas auginau 2 rūšių tas tiksus skiauterių, kurios man nepatek, nežinau, kad iš ant geltonas. Kas man buvo tuo momentu, aš suvoju užsakyti, ir auginau toks kiškio degėlis vadinams, tai tuos man pateka, tai kada nors nutrauko atrodo tik švarės, o pas man senas užaug toks bišk morzens, toks pilkšvomai, bet aišku, kaimiškų pokštė taika, ilga laikos, ir forma fainė. Ir paskutinį top 10 gilį, kurio aš išskiriu, tai ir sraigūnė. Trumpas skyniau, bet gal dėl to, kad labai anksti ant pasijau ir daiga labai suvalga, susidinau, ten viskas palei žemėnus. Nus turėtų viršų kelti savo žvakės, bet vatėf raizgės. Bet labai fainė spalva, pokštė pridautų kaimiškom ir žalumos. Nežinau, žinot, bet aš kai lankiau floristikos kursus, sakė, tėvis filerė geriausia, kad būnt žali arba balti, nes tai ir spalva, kuri apjung visas kitas spalvas. Tai jeigu aš neturėdavau mėtų, tai aš dėdavau sraigūnį. Jeigu neturėdavau sraigūnį, dėdavau raudonėlį arba mėtų. Graži forma, spalva būtent filerio ir toks šviežumo jausmas. Ir dabar smagiausia dalis prie to, ko neauginčiau, nebekartuos kitas metas. Ir jeigu aš ton kartuos, jūs man rašyk po blog komentarus, kontus au masta, rugėgelis. Jeigu net tą veina pokštį, kada mons paprašė padaryti rugiliai vardu su rugėgelėm, ir aš buvau prisijęs rugėgelį, kuris prakeikiau. Gal problema tame, kad aš ant siejau daiginau daigyklo. Ir, žodžiu, su rugėgelėm, jeigu nori dėti pokštį, aš sakyčiau tiesiog susirasti laukus ir prisiskinti. Bet tuos, kur aš siejau, aišku, fainas spalvas, rūžava, baltai ir taip toliau, bet nesilaik, daug šiukšlių, lapelė, kotelė, plonė, taip toliau. Aišku, aš padariau tom pokštą rugilę, galvoju, savo kaip gražia, bet ten išgelbėjau, manau, kad gėlis. Tada neauginsiu didžiažiedžių jurginų. Iš workshop parsivežiau tokių jurginų, tokium galvom, kur tu pridėt savo galvą ir atrodo tavo galvos dydžios. Žinot, kam į problemą? Aš ant nuskindavau ir matyt, ani gal trauk vabalus ar kažkom. Ir vis laik tokiai pageriaušti, padeginin, parudavin. Kažkas anim vis netink lietus, netink, viskas netink. Ir jeigu tu rondi gražią galvą, tu įdedi tom kėbar, parsivež. Ir kol aš parsiveždavau iš kaimo čia iki studijos, vatėp po galvos, nulūždavau. Aišku, aš gal blogą transportuodavau, bet ani nelaiktų galvų. Pokštės ant sėdėti į sunkiai, nes ant galvos dažnai būn vatėp pakrypusias ir tu pokštė, jeigu tu dėsi aplinko augalus, tu paslėpsi ton žaidą. Arba aš nemoku dirbti, tai aš vis laik dėdavau priekį ton žaidą jurginą ir aplinko gilėm, nes šitaip nežinau, ką panaudoti. O kada turėdavau šitus jurginus toks mažesniam galvutėm arba pompon įdėlę, ką norite apdėk, sukti, labai lengva daryti pokštį taip toliau. Neauginsiu žemų gilių. Aš nežinau, ką aš prisipirkau žemų gilių. Turiu netgi žemūgių zinijų nusipirkus. Tai būtina, jeigu auginat skinimo gėlius, jūs būtina žiūrėkit ne tik vegetacijais laiką, bet žiūrėkit ir aukštį. Skinimo geriausia, kad yra bent jau 1 centimetro. Čia savo. Jeigu auginsit floristams, tai nei labai daug nori to kotėlį, nes nei nori darytas gigantiškas pokštis, ko klientą ir nori. Čia ir dar vienas niuansas, bet gal pakalbėsim prie finansinės dalys ir savitarnos dalys. Tai žmonės kažkaip labai įsivaizduojam, kad jeigu neši gimtadienį, ani nori tokius pokštis didelės. Čia jeigu didelį pokštį vadinas, aš labai tai mylu, jog dovanuoju. Ir mane vis laik sekdavau ant susok dėdelis, nes kotelė nėra ilgi. Žmonės to nesuprasdavo, anegaudo, kad aš taupau pinigus ir aš sakau, žiūrėkit, jūs norėtų už 30 eurų, bet aš už 20 tūk susukau ir negau, kad aš taupau pinigus. Ne, tiesiog didelės pokštis neant padaryti dėl tų kotėlių, kur yra žemė. Ir kartais žemė dėl to, kad man daika pažiūgavos nesėkmingi. Arba aš nedėjau tinklą, kada neauktų, žodžiu, tokių niuansų. Tai kol aš auginau žemų ratilių, kur gavau for free sėklas, bet tiesiog sugaišau laiką, galiu visai neauginti. Ne vienos pokštis, man atrodo, nesukau zinijų žemų ir didiskai ir gavau dovanų sėklų. Tai irgi, jeigu gaunu dovanų sėklų ir norit auginti savo skinamų gėlių ūkelį, tai geriau tiesiog pabėgti gilin, bus daugiau naudos, pasidžiaugsit, negu matysit savo laukį, užims veitą ir jūs galvosit, gaila, peržydės, bet netur kur padėti. Dar vienas variantas, į rugsėjį 1 aš pažadariau pokštelis mažas vaikam, tai aš ten panaudojau tų gilių, nes ten vakų mėgstamiausias spalvas yra didiskų pažiūmels. Bet neverta. Aguons. Aš pasimoviau ant to, kad kai aš iškau gražių gilių, vaino parduotuvėje,
kokiu gražiu agonu. Ir man šiaip mėgstamiausias giliai ir bijūns. Ir aš pamačiau bijūnins agonas. Galvoju, eina savo, va čia tai atradėjams. Ir aš dar nemačiau, kad kažkas ant augintų ir pardavinėjot. Ui, va čia tai atradėjams. Ir žinot, ko aš pasakysiu? Šiandien, kai išsudinauju lauk, vaisanos atsigul, aišku, čia galbūt problem tinklą, kad nedėjau. Kitas dalyks, kada nors pradėjai skleistis su savo didžiulius žaidus, iš tikrųjų labai spūdinga atrodo, bet antrą dieną tas žaidas būdavo nubirėjęs ir likdavo tik dėžutį. Ir aš bandžiau skinti, kada jį neprasiskleidus, tada atplėždavau tų žiedlapius, te padarydavau, atradau triuką, kad jie padara ir ant prasiskleid, įdėdavau pukš, bet vis tik tai 2 dienų klausimams ir žmonės gal nesuprast, šie pagonai parėm dėl dėžučių auginams, ne? Bet žmonės gal nesuprast, pradės kreisti žiedlapį, antrą dieną sakys nekokybiškų pokštų, gal porą kartų dėjau, bet daugiau neapdėjau, nes tiesiog pats supratau, kad nefainai, kitas dalykas, o nustortai žiedlapį tai kvapą, aš kartais ką nubraukdavau nuo staltų žiedlapį, tokį sintetika kažkaip nemoku pasakyti, man nepatek. Dėžutės aš naudojau sausos pokštės, bet ar aš auginsiu sausom pokštėm kažko, aš abejoju. Mačiuols jau minėjau, tabaką, kvapui ir čia kažkur suskaičiau, kad labai faina pokštės, gal tos knygos, niek faina, žinot, on krūmą ir jau atrodo lyg peržydėjai, suruant kažkaip neperžydėjai, nuskin, nepatogiai keišti, nežinau, nepatek man. Gvaizdikų dariau keletą pokštų, bet irgi, nežinau. Ką pirbuvau, tų vaizdikų, ne žmogus, taip ir aš ne žmogus, man nepatinka. Serenčiai, čia turiu omeny, o gvaizdikų, gau dovanų gvaizdikų sėklų, bet nežinau, ar nelietuvo užaugtai, gal, bet žodžiu. Astrų nebeauginčiau, labai fainų veislių astrų buvau rad, žinau, kad astrą daugam su kapinėm asocijuojas, bet tokių fainų buvau radus, kur atrodo irgi kapijūna, bėdelį, žemučią. Arba jeigu yra aukštų, galvas net laikos, ant trumpą kodėlį, net pirkau iš tų brungių sėklų ir vis tik tą pat nesąmonę, ir dar didesnį bėdelį prasiskleid. Dar atrodo nebaigs skleistis, o jau šuona rudon ir atrodo blogos kokybės žaids. Neverta, žinokit. Orlajas auginau pagal tom knygą, labai gražiai atrodo tokį mėlynį varpelę ir pirmas monanos vienas iš pirmųjų sužydėjų, ne vieną kartą nepanaudojau, nesivalko tą gražiai. Nežinau, pritaikyms, ne. Ir cerintis, irgi daug kas man, aš sumaišiau, cerins ir tai violetinė, orlais į toks balts kaip morkas, bet ir nepatek, vieną kartą nuskyniau, anos turbūt kad ten kam antrot, kur nuskyniau, vantu kotėlių užauga, aš gal nepatek saliksi dėl to, bet neverta. Dabar greit per kitus klausimus prabėgam, tai kokios klaidos buvo auginim, ką daryčiau kitaip. Pirmas dalykas, ko aš vis laik sakiau, kokį balandį mėnesį ar gegužį ir aš kartuoju savo vlogus, nesąmonį auginti daigyklo, kur yra pastats su 2 lungelės ir bandėms atkurti dirbtinį apšvietimą su kinietiškom lempom, papigiai lempom. Tai nereik to daryti, nes, nežinau, arba reik to daryti kuo įmanom vėliau, nes pavasarį dabar matau, kad labai vėlai prasideda, nes tiesiog augalą kunkinas, aneigaujant šilumos, mes daug elektros beje sudeginom, aneigaujant šilumos, anei nori augti, bet anei negaujant tos geros šviesos, kurios reikia. Aš kad dirbau prie bazilikų vertikaliam ūkiai, tojom pateikėk, tuok intensyvom šviesą, kad mes negalėdom dirbti prie šviesos išjungdo mano, nes tiesiog svilė naiks. Ten, kur aš dirbau, ten kartais reikėdavo papildomai įsijungti lempą, nes tai pat nematydavo, kun rašau dirbo, tai labai bloga, tai nežinau, dėl daigyklas, aš išvis, kada parnešiau augalus iš šiltnamius ir mačiau, koks skirtums ir augalų puto, kažkauns galėjau nunešti šiltnamį, buvau šilčiau ir tai, kur buvau daigyklo, savaitę pabuvus, atrodė, kad tam augalau, nežinau, geriausiai savaitę buvau gyvenim, po spa procedūrų, o tai vis dar merdė ir aš supratau, savaitę natūralios šviesos, kiek turi įtaks augalau ir kiek daigyklo anei varga. Jūs to sakau, jeigu aš kitas metas neturėjo šiltnamį ir kažko naugins, sakau, uždrausk man auginti, nes šį nesąmonį. Aišku, šias metas aš jau kažką galvoju, regal vėliau sėti taip toliau. Tai va, tai klaidai ir daiginti daigus ir nedaug tenim to ko reikia. Ir per anksti daiginti. Geriausias sprendimas, aš kol kas manau, buvau plėvelėje daiginti, o ne taip, kad susidinau dirbo ir tikus, kad aš turėsiu laiką ravėti, nes kada mums nuplėš plėvelę, 2 jaust ir jau buvau daigą susidinti, nebebuvau ką uždėti, aš supratau, kad ne tik nėra kada ravėti, 1 kartą praravėjau, bet tu po savaitės atėję užėlėn vaikičią,
nu visks. Ir, žodžiu, ne tas galvo. Ir visks ten, kur žuolės nebuvo nei gilių, prasinervojau, nu žodžiu, nesąmonė. Tai klaida yra, kad galvojam, kad visko suspėsim padaryti sezon metu ir nusiravyti, ir palaistyti, ir patrešti, ir nuskinti pokštį, susukti, niek nespėsim, jeigu tai ir ne full time darbas. Į trečias dalykas, tai kaip ir klaida, bet aš pasimokiau džiaugus, kad ne iš gilių, o iš arbūzų. Beje, šias metas auginom arbūzus. Praeitas metas, kadangi galvom gal tik kokius 4 arbūzus paragauti iš lauko, tai aš gau šias metas, nu gal 40 turėsim, nes daigų buvau belekiek prisėta. Žodžiu, neklauskite apie arbūzus, nerašykite komentarus, ar mes ragavom, nes, kaip matot, mes neragavom, bet ten buvo auginti tam pačiam laukiu 2 metą. Ir tas pats lauks, aš jau supratau 2 metas, kad jį netinkam veita augalam, nes ten saulės negaun, nes yra tokia alėja padaryta augalų iš abiejų pusių ir per maža šviesos. Tai tret klaida ir blogs veits parinkėms laukam. Tai labai džiaugus, kad 2 lauks bijūnų ir labai gero veito, apsišveit. O vienmečių ir jurginų lauk, kur šias metus auginom, ir tobulas, gaun visos dainos šveis. Tai nepasidaryk klaidos, nepasidaryk lauką, kur yra aplinko medžiai, šešėliai, taip toliau, nu nes niek neturėsi. Aš ne vieną arbūzą neparagavau, o varga buvau belekiai. Tai aš dabar ton lauką esu paskirus tulpėm, tulp su 2 metą ten augins, nes tulpėm patek, lapą buvau nukriten, kiekvienam reikėjai saulės tai gavo. O toliau šaugiems nebent daugiametis, prieskoninius aš tą noriu pasidaryti, nes prieskoniniam čiut mažiau reikia saulės. Kogi dabar didžiausi iššūkiai auginant pardavimo augėlis, tai didžiausias iššūkis ir tas, kad, nu nežinau, gal čia 1 metą, bet turėjau tik 2 mėnesių sezoną. Pirms gėlis aš pradėjau skinti, jeigu neklystu, leipas gali, pokštis pradėjau prekiauti rugpjūtį pradžio. Paskutinį pokštį pardaviau spalio pradžio. Ta prasme, 2 mėnesiai. Jo, ne, rugpjūtis, rugsėjo. Jo, 2,5 mėnesių tik tą. Nu ir žiaurė bloga, nes tu prie ūkiaus dirbi ištisus metus. Aš dar dabar dirbu ir dirbs nuo pavasaris nėra poilsiaus, tu dirbi ištisus metus, o prekiauji tik 2 mėnesius. Tai labai bloga, nes jau sezoniškoms ruot, kad jeigu tu norėtum to vis laik daryti, tai turi per 2 mėnesius uždirbti visi metam, kas kol kas aš nematau tokį dalyką. Tai dėl to ir iššūkis man kitiem metam sugalvoti, kad aš sezoną ko pradėčiau anksčiau, tai vienas iš anų ir vis dėlto vis tiek daiginti augalus iš anksto ir tikėtis, kad bus šils pavasaris ir nei nesuvargs ir atsidurs darbo. Kitas dalykas ir išplėsti sezoną, kiek įmanoma ilgiau. Aišku, šalnas ir tas dalykas, kur tu plės kiek nori, tiesiog numeris augalą, bet auginti skirtingus sezono augalus, pavyzdžiui, jurginą ir rudeninę augalą, saulėgrąžus ir rudeninę augalą. Nu ir tos pačios kosmijas irgi link rudens, burnuočia, žioveinė. Tada dar koks iššūkis pardavimo aubova, išmokyti žmonės priprasti prie savitarnos. Kadangi, man atrodo, nereal turėti tik tai ūkį, kad pragyventi, nežinau, tad turbūt belė kokį didom ūkis, dar priesim prie finansinių klausimų, bet kadangi tai buvo tiesiog šalia esants dalyks mano visų kitų veiklų, tai aš vienintelį pardavėjimo būdą radau tokį, kad arba aš susirenku iš ankstinius užsakymus ir aš žinau, kad tai tam tikrą dieną tie žmogus atsiimti ir aš iš anksto padarau pokštį, arba yra kažkurio veito savitarna, žmogau rek, ons nuėn, monsta nėra, nes aš negaliu sėdėti vasdien ir laukti vienos pokštį pardavėjimą ir ons pasiem. Tai jo, didžiausias iššūkis buvo tame, kad žmonės nemėgsta užsakinėti pokščių iš anksto, ane įpratę važiuoti į balių, sustoji, pasiemi viskas. Tai čia ir mano toks kaip ir minusas, kad, nu, aš neturiu gilins, bet ir nie prasmės anos turėti, kada tu turi sezoną 2 mėnesius, jis turbūt suprot. Dar dalyks būdavo, kad žmonės pažiūrėjo, ten išperka iš savitarnos visus pokštis ir jis sako, o tai jūs neapturit, šiandien įkėlė ten story, kad turim, bet skau viskom pardavė. Tai gerai, tai man čia už pusvalandžio reikia, aš galiu užsukti, žiūrėk, aš turiu nuvažiuoti iki ūkį, susiskinti valandą, mažiausiai skindėlį, susuk dar valandą reikia. Nu, tai žinok, taip nesigaus, tai žmonėms sunkia tas jį suvokti, bet aš manau, kad kitas metas jau tai klientą, kurį pirk šias metas, jau ir išmokyti, kaip tas veik. Ir manau, gal iššūkis šiek tiek sumažės. Ir dar vienas iššūkis su gilių pardavimu, kad žmonės nesuvok, kodėl mano užauginta pokštė gal kainuoti tiek pat, kiek kainuon šias metas, tiek pat, kiek kainuon gilinė. Anei nesuprantu, nes galvoju, jeigu aš pati auginu, aš už tos gėles nemoku pinigų, tai aš turėčiau pigiau prekiauti.
vos nenuėjau į lauką for free, nusiskyniau nemokamą gėlių ir anos, kai nu tik pat kai gilinė, tik floristis mūk pinigus už olandiškus gėlius, kodėl aš. Bet čia aišku, buvo labai maža žmonių, gal tik paveinė. Tai jo, bet aš tus klientus vis laiką nuliūdint, sakau, nu gal, kai jums šias metas ir per brangiau, kitas metas bus dar brangiau. Tai va, tai tiesiog nesuprant, kad kiekvieną darbą aš savo darbo valandų iš vis neskaičiau, elektros mes netraukiam, iš vis UX išlaids, patalpų nuomas, žemės nuomas mes niekur netraukiam, kūrą niekur netraukiam. Aš tiesiog šias metas, kiek aš atgavau, tai už stiklus ir svogūnėlius. Gal už plėvelį irgi atgavau, bet čia už savo laikus, kūrus, elektros nejuokaukite. Tai va, tai ir dabar priėjom prie finansinį klausimą, ar apsimoka. Pirmų metų ūkis niekada neapsimokės, tuo labiau jeigu investuosim į daugiamėčius augalus, pažiūrėjau, kaip bijūnų šaknis. Aš ir taip pirkau bijūnų sodinukus, kurie yra pigesnė ir su mažiau pumpurų, mažesnė kelma, daug kas supova, nežinau, ar dėl to, kad blogs pirkau, ar dėl to, kad blogą pasodino. Nu, bet žodžiu, ir kaip žinot, aš dalinaus tam vlogui, kur sodinau bijūnus, kad aš išanu pinigus atgaus geriausiai atveju pradės gauti tik po 3 metų, tai dar ne kitas, gal dar tik kitas metas. Tai jau tas lauks iškart neatsiperka. Geriausiai atsiperkamom mamon akim tor, jeigu geri orą ir pataikom su tulpėm. Tai aš šias metas tulpės visus išpardaviau, kiek turėjau, gal net gailėjaus, kad biškai per mažą turėjau, bet gal gera, kad tiek turėjau, nes ne visi žmonės žinojo apie medsūkį ir ant mamos dainos, kaip tik nusužydėjai, tai kiek spėjau pareklamauti, tai teik ir išperka. Šias metas auginsiu 3 gal kartus daugiau, tai jau visi žinome atsukti tikus, kad ant mamos dainos viskas stengiausias ir bus laiko. Tai pirmų metų finansiškai nieks neapsimokė, aš tikus, kad kitas metas jau gal čiut apsimokės. Bet vėlgi, aš gal grįžtu prie to tikslą, ar man yra tikslas iš ūkiaus uždirbti. Ne, man tikslas yra pailsėti nuo kompiuteriaus, turėti kažkaip fizinį aktyvumą, nes aš labai daug sėdžiu prie kompiuteriaus, kas liet gardą mūdų klausimus. Ir tiesiog turėti savo pokščių, užauginti lietuvo. Dar jeigu kalbant apie to, kad apsimokėjimą kelių metų perspektyvų į priekį, ar aš matydam pirmų metų patirtį, galvoju, kad čia baisiai geras biznis? Ne, negalvoju. Ir labai maža pažįstu žmonių, kurie ton darytų full time, būtų ūkininką. Žinau tik tą kelius ūkininkus, kuriuos iš tikrųjų augina nežmoniškas kiekis gėlės ir dažnu atveju anos kažkon tor šalia. Pardavinėja svogūnėlius, pardavinėja, nežinau, kažkon dar papildomą, nes vien tik įžeidų tu neišgyvens. Arba tor jau komanda žmonių ir tada gal ant masės paimti ir tiekti gėlės keliem floristam vienu metu. Ką darysiu kitaip? Jau biškai atsakiau, ne, kad sakiau dėl šiltnamiaus. Norėjau šiltnamiaus, bet nesigavo, nes labai didelis investicijas, bet kažkon jau statom, dar pati gal nežinau, bet gal pasidalins kitus vlogus. Dar darysiu kitaip susijęs laiku, gal nepradėsiu vasarį, gal pradėsiu vasarį vidurį link galo, biškai pasivėlins. Tada atsirinksiu, ko auginsiu tik tom, kas pasiteisina, naujų rūšių labai maža, geriau to, kas pasiteisina, bet daugiau veislių. Ir savitarnos klausimas man dar yra aktyvus, aš šį sezoną pabaigai galvoju, kaip to išspręsti. Jau nusipirkau domeną medus.lt, bet dar niek nepradėjom daryti su puslapiu ir nežinau, ar žmonės norėjo su tom puslapiu naudoti. Skizaliks yra labai problematiška, nes kiekvien pokštį yra unikali, o žmogus pamatys nuotraukus nori identiškas. Aš ne vienos pokštis nepadariau antros tokios pat, kaip kažkam kitam, neįmanom, nes aš parsivežu miksą gėlių, kiekvienį skirtingą ir aš abejoju, ar aš fotkinsiu, tai vis dar galvoju, kaip ton sistemą padaryti patogiai, kad žmonėms būtų patogu. Nu ir paskutinis klausimas, ką naujo auginsiu kitais metais, koks veislės prieskonis. Tai ko auginsiu kitas metas, aš padarysiu dar vieną vlogą, kad aš jau turėsiu kažkokių sėklų nusipirkusi. Kaip ir sakiau, labai noriu praplėsti prieskoninių gėlių dalykėlį, kadangi man pokštis ir kaimiškas, aš mėgstu taip vadinti, aš noriu, kad anos būtų ne tik, kad neturėtų sintetinį kvapą, anos turėtų natūralį kvapą, nes nevais gėlis kvepų iš tų, kur auginti aš noriu prieskonį daugiau įdėti. Jensai man labai fainai tos knygos ir graška net pomidorus, deda taip toliau, žodžiu, visokių dalykų, bet aš noriu tokių grina prieskoninių augalų įdėti. Tai šiam vlogį teik, tai būtina palaikink, pasubscribink, nes, kaip pasakiau praeitam vlogį, aš iš to neuždirbu, o darbai ir belekiai montuoju kitim, tai patikėkti man prisėsti prie savo video montavimą į biškį kančią, bet man patinka ūkio reikalą ir aš noriu to garsinti, rodyti, taip toliau jums padėti auginti. Tai jo,
reiktų darbą padaryti, o tam labai maža motivacijos, jeigu labai maža palaikymai. Ir tai labai tikus, kad po to video pasubscribinot, palikot laiką ir parašykit komentarą, jeigu turi dar klausimų, gal tada matysiu, kad išprieiti ir iš to vlogą ir prisikaupus klausimų ir paruoš davėjai. Gero sezono jums skaitą, jeigu planuojate auginti. Ir jeigu planuojate auginti, būtina parašykit komentarus, ko auginti ir abu naudingi. Čia.